my plug walk. New freak, had to cut my other little bitch off. Ooh, 50K, you could come. Labą dieną, sveiki visi, čia Tadas Trapper, žinau, kad cringy, bet aš esu trapperis, aš leglu pompa, ei. Mes šiandien darome story time apie tokį žmogelį mūsų miestelėje vardu, kurį mes jį pavadinome Ožys. Šitas story time'as bus gana įdomus, kadangi mes kalbėsime apie temą, kai mes debilai ir esam, tapsime, savanaudžiai ir tiesiog jo. Kadangi aš norėjau šiandien padaryti reaction video, o kitą kartą negalėjau, pasistengsiu, aš nežinau ar išeis, bet pasistengsiu šitą savaitę kiekvieną dieną įkelt po vaizdo įrašą. Teisingai, jūs šaunuoliai ir jūs nusipelnėt. 3 žmonės, kurie žiūri mane, ačiū labai jums, kad laikinat. Pasubscribinkit irgi, jeigu galit. Bet ne apie tą šiandien kalbam. Mes šiandien kalbam apie Ožį, kurį aš su savo draugais dažniausiai vaikausi. Tiksliau, jis mus vaikosi. Prieisim vėliau. Taigi, mes esam Kaune. Gerai, Kaunas yra, visai normalus miestas. Jo, taip toliau. Bet kuria mes rajone gyvenam, va tai yra nenormalus, nesakysiu, bet tiesiog nenormalus. Tai va, tačiau, kur mes gyvenam, yra toks, tarkim, pusiau kaimas, ne visai kaimas, gal, pusiau, čiut. Ir, kaip čia pasakyt, yra toks fucking ežeras, leikas, ir mes ten su draugais dažniausiai einam hanging out. Ir vieną dieną, aš nieko nežinau prieš tą dieną, nieko, žinai. Nueinam vieną dieną tenai ir sako mano vienas draugas, vadinkime jį Arnoldu. Ei, Tadai, nori pasivaikyti Ožių, gal ateis, sakykime jo vardą, Lempa. Gal ateis Lempa. Aš sakau, davai, pasikviečiu tokį kitą dar draugą, aš jį galiu pasakyti, žodžiu, Erlandą, ir mes einam. Fucking, jis turi ten tų bombų, ne? Mes sprogdin norim tas bombas ir ten tokioj fermoj kaip ir tai mes sakom, kas gali būti blogai. Jo, mes nueinam prie to ežero, henginam audžinai, mėtom bombas ir apsisukam. Ir kažkoks fucking senis, klausykit, ten yra fucking kalnas, ten kalva ir tada ten ežeras kitoj pusėje, o ten fucking didžiulė kalva į apačią su upeliu, ne? Pretty fucking normal. O kitoj pusėj stovi kažkoks senis, kuris fucking ten pjausto tos fucking, kas ten, tie fucking rugiai, kas ten per dalykai. Ir žodžiu, mes prie jo prieinam ir metam bombą. Aišku, netiesiai jį, nuo kalvos, nes mes nenorim, tarpsime, į žmogų mes, gaudyk ir į pakaušį numest, bet mes numetam apačioj ir jisai atsisuka, jis turėjo dalgį rankoj ir tas dalgis ten, kai jis tą rugius, ar kas ten, ar javus, žodžiu, ką jis ten darė, ir fucking, jis pasiema dalgį į ranką ir mes, Lempa, Erlandas ir aš ir Arnoldas, mes tiesiog žiūrim, Arnoldas su Lempa užtat yra savages, you straight savages. Ir tiesiog nueina į fucking į bushes ir laukia, kol ateis tas senis. Tas senis mane su Erlandu vijosi į apačią. Tapsime, mes nuo kalvos bėgom. Jūs nesustos, jūs turi mus pagauti ir pakinkit kaip reikia. Ką jūs čia sprogdinat? Ne, aš tai viskas. Ir žodžiu, Arnoldas su Lempa, savage'ai, išliko tenai. Jis jų nepamatė. Jie buvo prie jo valdžios. Ir kaip ir viskas normal, ne? Quite frankly, ne. Jis, no fucking shit, pasikvietė kažkokį žmogų iš kitos pusės, mes ėjom to keliu, by the way. Jis pasikvietė tokį žmogų ir tas žmogus mus pradėjo filmuot. Prie jo sako, neskubėkit, kur einat. Ir ten toks, senyvo amžiaus žmogus, 50-40 metų ir filmuojamas. Tai kodėl čia sprogdinat? O aš atsisuku, žinai, aš su kapišonu dar buvau, tai aš fucking smart. Ir Lempa irgi atsisuka su, tik tas, ne Lempa, Arnoldas atsisuka, o Lempa buvo išėjus biškijų.
Erlandas irgi spėja atsisukti ir mes tiesiog žiūrim į jį, jis filmuoja ir sako, nu va, jeigu dar kartą gausim pasiskundimą, iškviesim policiją. Gerai, čia yra jau visai kitas story time'as, bet mano draugą, tą fucking Arnoldą su lempa, iškvietė jam policiją, bet jie pasislėpė. Tai maždaug, tas senis, aš fucking... Tiesiog. Tas dalykas tas ir... Gerai, supratau, viskas. Kita diena. Kitą kartą nueidame pas jį. Gerai, fucking prisipažinsiu, biškį rūkiam cigarečių. Nu, nesvarbu. Neberūkau, aš žinau, kad labai blogai. Tai va, tai praėjo tiek laiko ir fucking tas senis išlenda. Ką jūs darot? Bet ne tik jisai šį kartą. Mes nueinam, mes bandėm jį persinti. Man patinka. Va čia ir mes suklydom, nes mes esam fucking d-bags ir assholes. Bet mes įėjom ir kažkokia stora moteris. No fucking shit. Stora moteris. Tu, nusispjaunu per petį. Atėjo ir stovėjo ant to kalno ir sako. Ką jūs čia darot, pizdukai? Čia valdžia, eikit nahui nuo čia. Nu... Mano gyvenimas yra ruined po to. Aš toksai tiesiog atsisku ją žiūriu, ten mes visi kokie 5 ar 7 žiūrim ją ir jie tokie, ką? Aš toks, what the fuck, ir aš tiesiog bėgu, like fucking grinai. Aš žinau, kad jinai bus iškvietus kažką. O tas fucking ožys, let's say, kuris mus vejasi su tuo fucking dalgiu, jam yra kokie 7 ar 8 metų. Grinai, nejuokauju. Ir jis paskui mus bėga kaip fucking Slendermanas. Tai biškį praskipinam ir gavosi taip, kad aš jau nebeinu ten. Nu, vasarą ateina, žiūrėsim, turbūt eisim, nežinau. Vis tiek smagu biškį, bet, žinai, assholes. Nu ir jo, nu ir šitai mano istorija kinda fucking baigėsi, tai... Nežinau, tada fucking čia toks quick story time'as, įkelsiu video gal rytoj. Nu, aš bandysiu daily, aš bandysiu. Aš nežinau kaip išeis, bet bandysiu, tai. Žinai, sunku editinti iš tikrųjų, jo. Tai ačiū, kad fucking žiūrėjot, čia Tadas Trapper ir aš jums sakau, trappinkit kaip mažą pompą, baby, nes tu esi kalė. #gang respect, iki, see you. Yeah, Godzilla with the microwave, cause it hit